Iki šiol žmonės yra pasiekę tik labai mažą pasaulio gelmių dalį. Iš tikrųjų, giliausias mūsų išgręžtas gręžinys siekia tik daugiau nei 12 km gylio. Tai jau atrodo labai gilu, bet vis tiek nepasiekė Žemės plutos. Tai reiškia, kad net ir giliausia žmogaus padaryta skylė tai yra kaip mažas įbrėžimas ant milžiniškos planetos paviršiaus. O tiems, kurie nežino, mūsų Žemė turi 4 pagrindinius sluoksnius – plutą, mantiją, išorinį branduolį ir vidinį branduolį. Vidinis branduolys yra pačiame planetos centre. O jei bandytum kasti, kad pasiektum vidinį branduolį, tau reikėtų iškasti maždaug 6371 km gylį. Tačiau tai beveik neįmanoma, nes kuo giliau kasa, tuo labiau kyla temperatūra ir slėgis. Todėl dar sunkiau užtikrinti šviesą, orą, ryšį ir tinkamą įrangą. Net ir menkiausia klaida gali lemti, kad jau nebegrįši į paviršių. Šiame vaizdo įraše aptarsime 10 giliausių ir pavojingiausių vietų pasaulyje, kurias žmonės bandė tyrinėti naudodami paprastą įrangą, modernius robotus, povandeninius laivus ir galingas gręžimo mašinas. Taigi pradėkime. 10 vieta. Giliausias rankomis iškastas šulinys. Woodingtono mieste, Anglijoje, yra šulinys, kurio gylis siekia beveik 392 metrus. Jį pradėjo kasti 1858 metais. Kad būtų vandeniu aprūpinti darbo namai, kuriame tuo metu gyveno ir dirbo vargšai. Jie manė, kad greitai pasieks požeminį vandenį, tačiau jie nuolat kasė storą ir sausą kreido sluoksnį. Beveik 4 metus jie dirbo tik su kastuvu, kirtikliu, virve ir kibirais. Darbininkai buvo nuleidžiami į siaurą skylę. Iškasta žemė ir akmenys jie ištraukdavo į viršų. 1862 m. kovo 16 d. jie pagaliau pasiekė vandenį. Pasak Gineso pasaulio rekordų, Woodington šulinys siekia 391,6 metro. Tai vis dar yra giliausias šulinys iškastas rankomis. Jis yra net gilesnis nei Eifelio bokšto aukštis. Tačiau svarbiausia šios istorijos dalis yra ne tik jo gylis. Jis buvo padarytas dar prieš atsirandant modernioms gręžimo mašinoms. Tai reiškia, kad kiekvienas šio šulinio metras buvo iškastas žmonių, kurie pasikliovė tik savo fizinė jėga ir paprastais įrankiais. 9 numeris. Robotinė misija El Zacaton viduje. Tamaulipase, Meksikoje, yra didelė vandeniu užpildyta smegduobė, vadinama El Zacaton. Iš viršaus tai atrodo kaip apvalus ežeras apsuptas augalų. Tačiau po tamsiu jo vandeniu slypi beveik vertikali skylė, kuris siekia daugiau nei 300 metrų gylio. 1994 metais urbų narai Džumas Baudenis ir Šekas Ekslis bandė jį ištirti. Baudenis pasiekė 281 metrą prieš grįždamas atgal. Tačiau Ekslis žuvo nardymo metu. Jis atliko savo nardymą savarankiškai. Tiksli jo mirties priežastis taip ir nebuvo visiškai nustatyta. Aišku viena, nardymas itin dideliame gylyje yra labai pavojingas, nes gali kilti problemų dėl kvėpavimo dujų, slėgio, psichikos ir įrangos. Kadangi gilesnės vietos žmogui jau nebėra saugios, NASA finansuota komanda 2007 metais naudojo autonominį robotą vadinamą Deep Depth X. Jo nereikia valdyti kiekvieną sekundę nuo paviršiaus. Jis gali sudaryti žemėlapį, išvengti kliūčių ir paimti mėginius būdamas po vandeniu. Robotas pasiekė dugną, esantį tarp 315 ir 320 metrų nuo vandens paviršiaus. Misija taip pat rado mikroorganizmų vandenyje ir smegduobės sienelėse. Tokio tipo robotas yra svarbus NASA, nes jie gali jį naudoti tyriant vietas, kuriuose nėra ryšio ir kurių žmogus negali pasiekti. El Zacaton taip pat tapo bandymo aikštelė technologijoms, kurios vieną dieną gali būti naudojamos pasauliuose su bauginančiai giliais vandenimis po storų ledo sluoksniu. Numeris 8. Rani bedugnės paslaptis be dugno. Čekijos Respublikoje viduryje miško yra baseinas atrodantis visai paprastai. Tačiau po juo slypi Rani bedugnė, giliausia tiesiogiai išmatuota gėlo vandens urvas pasaulyje. Ji nesusidarė vien tik dėl lietaus vandens, kuris nukrito nuo paviršiaus. Remiantis tyrimais, didžioji jos dalis susidarė dėl karšto ir rūgštaus vandens kylančio iš po žemės. Vanduo pamažu tirpdė klinti, kol urvas gilėjo ir didėjo. Ja buvo labai sunku tyrinėti. Vanduo yra karštas ir turtingas mineralais. Kai kuriuose vietose taip pat yra didelė anglies dioksido koncentracija, o matomumas vis labiau blogėja gilėjant. 2016 metais į urvą buvo nuleista nuotoliniu būdu valdoma transporto priemonė. Ji pasiekė 404 metrų gylį po vandens paviršiumi. Įskaitant sausąją dalį viršuje, bendras išmatuotas gylis siekia 473,5 metro.
tačiau dugno ji nepasiekė. Todėl 2022 metais urvas buvo išmatuotas dar kartą ir gylis pasiekė 519,5 metro. Tačiau tai dar nėra visas urvo gylis. Gali būti, kad jis yra dar gilesnis nei dabartinis išmatuotas gylis. Nes kuo giliau leidžiasi praėjimas, tuo sunkiau mokslininkams naudotis kabeliais, sonaru, robotais ir nardymo įranga. Numer 7 tamsioji Dyno mėlynosios skylės gelmė Bahamų Long Islande galima rasti Dyno mėlynąją skylę. Jos pakraštyje vanduo yra seklus ir skaidrus, turkio spalvos. Tačiau vos už kelių metrų nuo kranto staiga dingsta balta jūros dugno danga. Toje vietoje prasideda beveik vertikali skylė, siekianti 200 metrų gylį. Urvo naras Džumas Kingas pasiekė jos dugną 1992 metais. Todėl neteisingas teiginys, kad niekas nėra matęs dugno. Dean's Blue Hole taip pat žinomas kaip treniruočių ir varžybų vieta kai kuriems geriausiams pasaulio laisvojo nardymo meistrams. Laisvajame nardyme sportininkas turi tik vieną įkvėpimą. Jis leisis į žemyn, naudodamasis virvę kaip orientyru, o tada turi grįžti į paviršių, kol visiškai neišseks deguonis jo kūne. Kuo giliau panyra, tuo labiau oras plaučiuose susispaudžia dėl slėgio. Tačiau dažniausiai pavojingiausia dalis yra iškilimas į paviršių. Artėjant prie paviršiaus, naras gali staiga prarasti sąmonę dėl deguonies trūkumo. Tai vadinama sąmonės netekimu sekliame vandenyje. Todėl profesionaliuose varžybose yra saugos narai, medicinos komanda ir griežtos taisyklės. 2013 metais Dean's Blue Hole vietoje po rekordo bandymo žuvo varžybinis laisvojo nardymo sportininkas Nikolajus Mebulis. Tai parodo, kad net jei naras yra patyręs ir turi saugos komandą, nardymas į labai didelį gylį vis tiek išlieka pavojingas. Tai taip pat nebėra giliausia mėlynoji skylė pasaulyje, nes kitose šalise jau buvo išmatuotos dar gilesnės skylės. Tačiau ji vis dar išlieka viena žymiausių, nes gilioji skylė yra labai arti seklios paplūdimio dalies. Iš viršaus vanduo atrodo saugus ir ramus. Tačiau po juo slepiasi 202 metrai tamsos, slėgio ir riboto laiko grįžti gyvam. Numeris 6. 2 km gylio Kruberio urvas. Vakarų Kaukaze, regione, kurį dauguma pasaulio pripažįsta kaip Gruzijos dalį, yra Kruberio urvas. Jis taip pat vadinamas Voronijos urvu. Nuo mažo įėjimo kalne urvas leidžiasi beveik 2200 metrų žemyn. Tai tarsi po žeme pastatyti beveik 7 Eifelio bokštus. Tai nėra tiesi skylė. Ją sudaro status šachtai, siauri praėjimai, požeminė upė ir dalis visiškai užpildytos vandeniu. Todėl visos salos neįmanoma ištirti per vieną dieną. Ekspedicijos komandos stato stovyklas skirtinguose giliuose ir ištempia ilgus virves vertikaliuose ruožuose. Kuo giliau leidžiamasi, tuo sunkiau tampa bendrauti ir gabenti maistą, deguonies balionus, nardymo įrangą bei kitas atsargas. Jei kas nors susižeidžia pačioje giliausioje vietoje, gali prireikti kelių dienų, kol jis bus išneštas į paviršių. 2012 metais Ukrainos urvų naras Genadijus Samokinas nėrė į terminalinį sifoną, vadinamą Two Captains. Sifonas yra tunelis, visiškai užpildytas vandeniu. Nėra jokios erdvės kvėpuoti, todėl būtina naudoti urvų nardymo įrangą. Samokinas nusileido 52 metrus sifono viduje. Dėl to urvo užfiksuotas gylis pasiekė maždaug 2197 metrus. Keletą metų Krubera buvo pripažįstamas kaip giliausias ištirtas urvas pasaulyje. Vėliau jį aplenkė netoliese esantis Verjovčinos urvas. Nors abu urvų sistemos vis dar matuojamos ir tyriamos, pavojingiausia Kruberos dalis yra ne tik jos gylis. Taip pat yra potviniai, šaltas vanduo, akmenų griūtis, siauri praėjimai ir galimybė sugesti įrangai esant labai toli nuo paviršiaus. Po žeme nėra greito išgelbėjimo. Kiekvienas tyrinėtojas turi pasikliauti savo pasirengimu, draugais ir turima įranga. Kruberio urvas yra įrodymas, kad mūsų planetos gelmėse vis dar yra didžiulių vietovių, kurių iki galo nesuprantame. Ir vos už kelių kilometrų nuo čia yra dar viena urvas, kuris yra dar gilesnis ir pavojingesnis. Tai kita vieta mūsų atgalinėje atskaitoje. 5 numeris. Giliausia pasaulyje žinoma urvas. Arabikoje vakarų Kaukaze yra Vrelo Veržovčinos urvas. Jis yra Abchazijoje, teritorijoje, kuri atsiskyrė nuo Gruzijos. Tačiau dauguma pasaulio vis dar ją laiko Gruzijos dalimi. 2018 m. kovo mėnesį grupė Rusijos urvų tyrinėtojų surengė 12 dienų ekspediciją, kad išmatuotų giliausią šios salos dalį. Jie pasiekė 2212 metrų gylį nuo įėjimo. Dėl to ši ola pranoko ankstesnį Krubero salos rekordą ir buvo pripažinta giliausia tiesiogiai ištirta ola pasaulyje. Tai nėra tiesi skylė.
Tyrinėtojams teko pereiti kitą vertikalią šachtą. Siaurus praėjimus, slidžius, aštrius akmenis, požeminę upę ir vietas, kuriuose vos telpa žmogaus kūnas. Jie naudoja pritvirtintas virves, kad galėtų nusileisti stačiomis vietomis. Jei virvė neteisingai pritvirtinta arba įranga sugenda, nėra lengvo būdo grįžti į paviršių. Jie taip pat stato laikinąsias stovyklas skirtinguose gyliuose, nes visa kelionė gali užtrukti kelias dienas. Visą maistą, apšvietimą, baterijas, drabužius, vaistus, virves ir ryšio įrangą jie turi atsinešti nuo įėjimo. Kuo giliau leidžiasi, tuo oras ir vanduo tampa šaltesni. Aplinka visada šlapia dėl labai didelės drėgmės. Labai sunku išdžiovinti drabužius ir miegmaišį, todėl kūnas greitai netenka šilumos, jei apsauginiai drabužiai nėra tinkami. Taip pat yra didelė staigaus potvynio rizika. Kai stipriai lyja arba ant kalno viršūnės tirpsta sniegas, į urvą gali patekti daug vandens ir požeminė upė gali greitai pakilti. 2018 m. rugsėjį ekspedicijos komanda pateko į stiprų potvynį Vrelo Verjovkino urve. Vienas tyrinėtojas žuvo, nes nespėjo laiku išeiti. Tai parodė, kad net jei ekspertai jau žino maršrutą, urvas gali pasikeisti vos per kelias valandas. Jei kas nors susižeidžia pačioje, nei sraigtasparnis, nei jokia transporto priemonė negali patekti vidun. Paciento reikia nešti siaurais praėjimais ir kelti daugiau nei 2 km virvėmis. Gelbėjimo komandai tai gali užtrukti kelias dienas ar net savaitės. Iki šiol Verjovkina vis dar išlieka giliausių žinomų urvų, tačiau tai nereiškia, kad ji jau visiškai ištirta. Gali būti, kad yra ir kitų siaurų ar užtvindytų praėjimų, kurių žmogus dar nepasiekia. Ketvirta – giliausia aukso kasykla pasaulyje. Netoli Karletonvilio Pietų Afrikoje yra Emponen aukso kasykla. Tai giliausia veikianti kasykla pasaulyje. Jos giliausia kasyklos infrastruktūra siekia beveik 4 km nuo paviršiaus. Tai giliau nei daugelio kalnų aukštis. Tačiau vietoj to, kad kiltų aukštyn, darbuotojai leidžiasi po žeme. Jų darbo vietos nepasieksi vienu paprastu važiavimu liftu. Kalnakasėjai turi naudotis keliais iš eilės liftais, požeminiu traukiniu ir kitomis transporto priemonėmis. Kelionė iki darbo vietos gali užtrukti daugiau nei valandą, dar nepradėjus darbo. Kuo giliau leidžiamasi, tuo labiau kyla karštis nuo aplink tunelius esančių uolienų. Natūrali uolienų temperatūra giliausioje dalyje gali siekti daugiau nei 60 laipsnių Celsijaus. Žmonės negali ilgai dirbti tokiame karštyje, todėl kasykloje naudojamos didelės šaldymo ir vėdinimo sistemos. Jie tiekia šaltą orą ir atvėsintą vandenį į požemį. Dideli ventiliatoriai pašalina karštį, dulkes, dūmus ir pavojingas dujas iš tunelių. Jei aušinimo sistema sustotų, vieta greitai taptų pavojinga dėl karščio ir prasto oro. Be to, ne visi aukso turintys uolienų sluoksniai yra stori. Kai kuriuose vietose aukso turinčio sluoksnio storis nesiekia ne 1 metro. Kalnakasiai turi sekti šį sluoksnį siauruose tuneliuose ir suskaldyti daug uolienų, kad gautų šiek tiek aukso. Sprogmenys naudojami kietoms uolienoms susprogdinti. Po to rūda surenkama ir išvežama į paviršių apdorojimui. Vienas didžiausių kasybos pavojų yra uolienų smūgis. Dėl labai didelio slėgio požemiuose uoliena gali staiga skilti ir išsviesti iš tunelio sienų tarsi sprogimas. Dėl kasybos ir natūralaus uolienų judėjimo taip pat gali įvykti nedideli žemės drebėjimai. Todėl jie naudoja plieninius tinklus, betoną, uolienų inkarus, seisminius jutiklius ir stebėjimo įrangą, kad nustatytų, kuri dalis gali sugriūti. Požemiuose taip pat yra avarinės slėptuvės. Čia darbuotojai gali pasislėpti kilus gaisrui, griūčiai ar vėdinimo problemams, kol laukia gelbėjimo komandos. Pietų Afrikoje didelė problema yra nelegalūs kalnakasiai, vadinami zamazamazamas. Kai kurie iš jų patenka į apleistas kasyklas, kad išgautų likusį auksą. Jie gali išbūti po žeme kelias savaites ar mėnesius be teisėtos ventiliacijos, saugos įrangos ir medicininės pagalbos. Tačiau neteisingas yra teiginys, kad po žeme yra nuolatinis požeminis miestas su tūkstančiais nelegalių kalnakasių giliausiuose Poneng darbo lygiuose. Išskirtinis Poneng bruožas yra milžiniškas inžinerinis darbas, reikalingas tam, kad jis veiktų. Beveik 4 km po žeme reikia kontroliuoti karštį, orą, vandenį, slėgį, elektrą ir uolienų judėjimą. Jei sugenda kuri nors svarbi sistema, vieta, kurioje žmonės kasdien dirba, gali greitai tapti netinkama gyventi. Numeris 3.
Antra giliausia vandenyno įduba pietų Ramiajame vandenyne, netoli Tongos ir į šiaurę nuo Naujosios Zelandijos yra Tonga įduba. Ji susiformavo dviejų tektoninių plokščių sandūroje. Čia Ramiojo vandenyno plokštė pamažu grimsta po greta esančią plokštę. Giliausia jos dalis vadinama Horizon Deep. 2019 metais Five Deeps ekspedicija naudojo modernų sonarą ją išmatuoti. Paaiškėjo, kad jos gylis siekia maždaug 10 820 metrų po jūrą. Tai antra pagal gylį vieta po Challenger Deep Marianos įduboje. Tokioje gelmėje saulės šviesos nebėra. Vandens temperatūra artima užšalimo taškui, o slėgis daugiau nei 1000 kartų didesnis nei paviršiuje. Žmogaus kūnas netai paprastai nugrimsta ar susispaudžia, nes didžioji jo dalis sudaryta iš vandens. Tačiau dalis, kuriuose yra oro, pavyzdžiui plaučiai ir ausys, bus stipriai paveiktos. Paprastas povandeninis laivas gali būti iš karto sunaikintas, jei jo konstrukcija nėra speciali. 2019 metais Viktoras Veskovas pasiekė Horizon Deep jūros dugną, naudodamas giluminiu aparatu Limiting Factor. Jo nusileidimas truko beveik 2,5 valandos. Pasiekęs dugną, jis apžiūrėjo dumbliną jūros dugną ir bandė paimti uolienų mėginius. Kol jis buvo ten, kilo problema su viena iš išorinių baterijų. Tačiau tvirta titano kamera, kurioje jis buvo, liko saugi ir jis sugrįžo į paviršių. Nėra patikimo šaltinio, kuris patvirtintų teiginį, kad 2022 metais Tonga įduboje buvo užfiksuotas paslaptingas garsas, kurio mokslininkai negalėjo nustatyti. Iš tiesų, giliuose vandenynuose naudojami hidrofonai, kad būtų galima girdėti banginių, žemės drebėjimų, laivų ir kitų gamtos reiškinių garsus. Tačiau tariamo nepaaiškinamo įrašo minimame šaltinyje nepavyko patvirtinti Mbari paskelbtuose tyrimuose. Tonga įduba. Nereikia išgalvotų paslapčių, kad būtų ypatinga. Virš jos yra beveik 11 km vandens. Ir tik labai nedaug žmonių yra tiesiogiai matę tą vietą. Antra, giliausias taškas joje. Vakarų Ramiajame vandenyne, netoli Marianos salų, yra Marianos įduba. Giliausia jos dalis vadinama Challengerio gelme. Pagal šiuolaikinius matavimus jos gylis siekia maždaug 10 935 metrų žemiau jūros lygio. Su nedidelė paklaida, nes tokiamis sąlygomis sunku tiksliai nustatyti gylį. Jei į šią vietą įstatytume Everestą, kalno viršūnė vis tiek būtų daugiau nei 2 km po vandeniu. Apačioje temperatūra beveik siekia užšalimą ir ten visiškai nėra saulės šviesos. Slėgis yra daugiau nei 1000 kartų didesnis nei paviršiuje. Kiekviena mažiausia povandeninio aparato dalis turi atlaikyti beveik 11 km vandens svorį virš jos. 1960 metais Žakas Pikardas ir Donas Volšas tapo pirmaisiais žmonėmis pasiekusiais Challengerio gelmę naudodamiesi povandeniniu laivu Trieste. Jų leidimasis truko beveik 5 valandas. Jie jūros dugne išbuvo tik apie 20 minučių prieš pradėdami kilti atgal. 2012 metais kino kūrėjas Jamesas Cameronas tapo pirmuoju žmogumi, kuris vienas nusileido čia naudodamasis Deep Sea Challenger. Tačiau teiginys, kad tik 3 žmonės pasiekė Challengerio gelmę, yra neteisingas. Nuo 2019 metų su Limiting Factor buvo atlikta daug sėkmingų panerimų. Tarp nusileidusiųjų čia buvo tyrinėtojai, mokslininkai, astronautai ir kiti keleiviai. 2022 metais okeanografas Donas Raitas tapo 27-uoju žmogumi pasiekusiu šią vietą. Nors atrodo, kad jūros dugnas tuščias, čia vis tiek yra gyvybės. Robotinės misijos aptiko jūros agurkus, mažus vėžiagyvius, kirminus ir mikroorganizmus, galinčius išgyventi esant itin dideliam slėgiui. Šie organizmai priklauso nuo vadinamojo jūrinio sniego, smulkių negyvų augalų, gyvūnų ir organinių medžiagų dalelių, kurios lėtai krenta iš aukštesnių jūros dugno sluoksnių. Giliausiose vandenyno dalyse taip pat buvo rasta plastiko atliekų ir kitų žmogaus sukurtų šiukšlių. Tai rodo, kad net vietas, kurių gylis siekia beveik 11 km, vis tiek pasiekia žmogaus poveikis. Numeris 1. Giliausia kada nors išgręžta skylė. Kola pusiasalyje šiaurės vakarų Rusijoje yra mažas plieninis dangtelis įmontuotas į seną betoninę platformą. Atrodo kaip paprastas dangtis, tačiau po juo yra Kolos supergilusis gręžinys. Tai giliausia vertikali skylė, kurią kada nors išgręžė žmogus. Sovietų sąjunga pradėjo ją gręžti 1970 metais. Jie neieškojo naftos ar aukso. Jų tikslas buvo paimti tiesioginius mėginius ir geriau suprasti Žemės plutos sudėtį. 1989 metais jos giliausia dalis pasiekė 12 262 metrus. Tai giliau nei Challenger Deep. Tačiau skylė buvo labai siaura. Jos plotis buvo tik apie 23 cm. Tai tik dalis. Nė vienas žmogus ten nenusileido.
Tik grąžtai ir moksliniai instrumentai pasiekė dugną. Todėl neteisinga vadinti tai giliausia vieta, kurią pasiekė žmogus. Tai yra giliausia vieta, kurią pasiekė gręžimo technologija. Kuo giliau gręžė, tuo sunkesnis darbas tapo. Reikėjo išimti labai ilgą gręžimo vamzdį, kai reikėdavo pakeisti grąžtą. Jei įranga sugenda apačioje, gali būti prarasti keli mėnesiai darbo. Viena iš didžiausių staigmenų buvo temperatūra. Mokslininkai tikėjosi, kad jis sieks tik apie 100 laipsnių Celsijaus. Tačiau pačioje giliausioje vietoje ji pasiekė maždaug 180 laipsnių Celsijaus. Dėl didžiulio karščio ir slėgio uola tapo minkštesnė ir sunkiau valdoma. Gręžimo įranga nuolat lūždavo ir įstrigdavo. Nėra tiesa, kad visi grąžtai tiesioginė prasme ištirpo. Tikroji problema buvo ta, kad jie nebegalėjo dirbti. Buvo reta proga, kad įranga veiktų tinkamai ir ilgai tokiame karštyje ir judančioje uoloje. Projektas atskleidė ir kitų svarbių dalykų. Tyrėjai nerado tikėtasi aiškaus bazalto sluoksnio po granitu. Tai parodė, kad seisminių bangų pokyčius gali lemti uolienos būklės pasikeitimas, o ne tik perėjimas prie kitos rūšies uolienos. Jie taip pat rado mineralizuoto vandens giliuose uolienų plyšiuose. Gali būti, kad jis susidarė iš mineralų, kurie išskyrė vandenilį ir azotą, taip pat deguonį, esant dideliam slėgiui. Taip pat buvo rasta mikroskopinių senovinių jūrinių organizmų fosilijų uolienų mėginiuose, paimtuose iš kelių kilometrų gylio. Tačiau tai yra fosilijos, o ne gyvi organizmai gyvenantis gręžinio dugne. Taip pat išpopuliarėjo pasakojimas, kad mokslininkas esą girdėjo riksmus iš po žeme. Pasak legendos, jie nuleido mikrofoną ir įrašė žmonių kenčiančių pragare garsus. Tai nėra tiesa. Nėra jokio mokslinio įrašo, kad būtų buvęs nuleistas mikrofonas į požemį tokiam įrašymui. Tas garso įrašas tai yra senos apgaulės dalis, kuri paplito per radiją, televiziją, o vėliau ir internete. Giluminis gręžimas buvo sustabdytas 90-ųjų pradžioje dėl per didelės kaitros, techninių problemų ir finansavimo praradimo po Sovietų Sąjungos žlugimo. Vėliau vieta buvo uždaryta ir apleista. Iki šiol gręžinio anga išlieka uždengta, tačiau nors ir jis siekia daugiau nei 12 km, tai tėra menkas įbrėžimas visoje planetoje. Požemyninė pluta vis dar yra mantija, kuris siekia beveik 3000 km. Dar giliau yra išorinis ir vidinis branduolys. Tai reiškia, kad beveik neturime tiesioginių mėginių iš didžiosios Žemės vidaus dalies. Urvai, kasyklos, griovos ir gręžiniai šiame sąraše yra pernelyg gilūs žmonėms. Tačiau, palyginus su visa planeta, mes vis dar esame pačiame paviršiuje. Mokslininkai gali išmatuoti Žemės vidų naudodami seismines bangas, gravitaciją, magnetinius laukus ir matematinius modelius. Tačiau mes to dar nematėme tiesiogiai. Kasdien vaikštome ant planetos paviršiaus, po kuriuo slypi milžiniškas paslėptas pasaulis. Karštas, judantis ir dar beveik nepasiektas jokiais žmogaus sukurtais įrenginiais.